vaikai. Ir jis laimino juos, vaikučius, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas. Evangelija pagal Morkų, 10 skyrius, 16 eilutė. Jėzus yra vaikų draugas, kuomet visi tenorėjo nuvyti juos šalin. Jis paėmė juos ant rankų ir laimino. Šiandien yra tiek daug žmonių, kurie itin rūpinasi vaikais. Tai ir mokytojai, vaikai, darželių auklėtojai, socialiniai darbuotojai, vaikų namų globėjai, pedagogai, vaikų psichologai, bendruomenių, dirbančių su vaikais, pagalbininkai ir daugelis kitų. Jie nešiojasi vaikus širdyse, bei dirba dėl jų, bet dažnai šis darbas tai yra kova su vėjo malūnais. Lemiamas veiksnys vaikų gyvenime yra tėvų namai, kuomet jie tik dirba ir visai neturi laiko savo vaikams. Kuomet jie vaikus myli ne visą širdimi, o viską kontroliuoja, linkę vien pinigais bei gerbivu. Kuomet nesuteikia vaikams savivertės jausmo, kuomet auklėjame, jie įjungia nuotolinę programą. Tikrai, ką tuomet gali padaryti visi šie specialistai? Gerai, jei močiutė ir senelis yra šalia, nes tuomet bent jie gali kompensuoti laiko ir meilės stygių. Mūsų visuomenė neteisingai pasiskirčiusi vertinami tik verslas ir našumas. Valandos praleidžiamas kartu su vaikais neatneša jokios tiesioginės naudos. Jie pasilieka atstumti. Artimoje mūsų aplinkoje vos rasime vaiką augantį su abiem iš tėvų. Dauguma turi naują tėtį, saugusiųjų poreikiai ima viršų į malonumus orientuotoje visuomenėje. Aš turiu teisę šiam ir kitam, man reikia to ir panašiai. Neatsižvelgia į vaikų poreikius. Jėzus yra vaikų draugas. Jis vienas gali atsakyti visus patirtus nuostolius, padarytą žalą. Jis vienas pats gali trūkstamą meilę bei stokojamą savivertę įdėti į vaiko širdį. Jam vaikai bet kokiu metu yra laukiami. Jis žino visus jų poreikius bei gali juos patenkinti. Galbūt mums trūksta pasitikėjimo Jėzumi. Mes jam nepatikime savo ir kitų vaikų, o vaikai gali tapti puikiu jo įrodymu, liudijimu. Jam patinka vaikiškos maldos, jis jas išklauso. Bet kiek daug stebuklų Jėzus išpildo vien dėl to, kad vaikai jo paprašo. Būkime drąsesni ir teisingai pristatykime vaikams Jėzų kaip patikimą ir ištikimą draugą, kaip patyrėją, gydytoją, padėjėją, guodėją, kaip tą, kuris sako, nebijok, nes aš esu su tavimi, kaip tą, kuris grauna vienatvę. Būkime drąsesni, kuomet meldžiamės kartu su vaikais. Mokykime juos melstis rimtai ir su pasitikėjimu, jokių frazių bei ritualų, bet tikro gyvenimo su Jėzumi. Jis nori pas vaikus. Dėkoju Jėzų, tu esi vaikų draugas ir klausaisi jų maldų. Tu žinai, ko trūksta ir tu gali tai duoti. Tikrai tu suteiksi tai, jeigu tik mes tikėsime ir prašysime, Viešpatie, suteik mums daugiau tikėjimo. Amen.